Pristatome LifeWave karnozino pleistrą. Karnozinas yra dipeptido molekulė sudaryta iš amino rūgščių beta-alanino ir histidino. Jis natūraliai randamas įvairiuose organizmo audiniuose, ypač raumenyse, širdyje ir smegenyse, kur jis atlieka svarbias funkcijas. Karnozinas veikia kaip antioksidantas, apsaugodamas ląsteles nuo žalos, kurią sukelia laisvieji radikalai. Palaiko geresnę kraujotaką, padidina susikaupimą ir budrumą, palaiko sveiką motyvaciją, pagerina lankstumą ir pusiausvyrą. Raumenyse jis padeda neutralizuoti pieno rūgštį ir palaikyti tinkamą pH lygį, kas yra svarbu fizinio krūvio metu, o tai pagerina jėgą ir ištvermę. Apsauginis karnozino poveikis neapsiriboja tik senėjimo stabdymu ir gali būti naudingas įvairiems organams ir ligų prevencijai. Jis apsaugo nuo smegenų ląstelių mirties ir neurodegeneracinių sutrikimų, tokių kaip Alzheimerio ir Parkinsono ligos. Tai gali būti ypač naudinga diabetu sergantiems žmonėms nuo komplikacijų, tokių kaip nervų pažeidimai, akių sutrikimai, katarakta, inkstų sutrikimai, prevencijai ir gydymui. Tai naudinga kovojant su onkologija, vėžinėmis ligomis ir piktybiniais navikais. Taip pat naudinga autizmu sergantiems vaikams ir suaugusiems su Aspergerio sindromu, nes gerina nervų sistemos veiklą. Širdies ir kraujagyslių ligos gali padėti išvengti aterosklerozės ir apsaugoti nuo širdies priepuolių bei insulto. Kraujotaka sergant venų varikoze bei nuovargio sunkumo mažinimui ne tik kojose, bet ir kūno raumenyse. Karnozino pleistras apibūdinamas kaip naujas metodas karnozino kiekiui didinti, stimuliuojant akupunktūros taškus ant kūno. Karnozino pleistras yra sudarytas iš natūralių netoksiškų kristalų, kurie sugeria kūno šilumą ir generuoja infraraudonuosius signalus, dėl kurių organizmas gamina daugiau endogeninio karnozino. Šiandien jau žinome, kad karnozinas pasižymi išskirtiniu gebėjimu apsaugoti telomeras nuo sutrumpėjimo, kuris įvyksta ląstelėmis dalijantis. Padidinus karnozino kiekį organizme, šis procesas gali sulėtėti. Įsivaizduokite, kad pažvelgę į savo ląstelių vidų išvystumėte nuostabias struktūras, telomeras, kurios saugo jūsų DNR kiekvieną kartą, kai ląstelės dalijasi. Telomeras užtikrina, kad DNR būtų tinkamai nukopijuota ir kiekviena nauja ląstelė gautų pilną chromosomų rinkinį. Tai leidžia ląstelėms daugintis, neprarandant savo funkcionalumo. Manoma, kad kasdien didinant karnozino kiekį galima prailginti gyvenimo trukmę net 30–40%. Teksaso universitete atliktų tyrimų rezultatai parodė labai reikšmingą organų fiziologinės funkcijos būklės pagerėjimą. Bendri šio tyrimo duomenys parodė, kad karnozino pleistras, nešiodamas 12 valandų per dieną 2 savaites, labai reikšmingai pagerino kasos, kepenų, dešiniojo inksto, kairiojo ir dešiniojo antinksčių, pagumburio, hipofizės ir skydliaukės fiziologinę funkcinę būklę, o vidutinė statistinė galia buvo ne mažesnė kaip 95%. Todėl hipotezė, kad karnozino pleistras nešiojamas 12 valandų per dieną pakaitomis 2 savaites, reikšmingai pagerina ląstelių fiziologinę funkcinę būklę skirtinguose organuose, buvo priimta kaip teisinga. Instrukcijose yra keletas akupresūrinių vietų ir akupunktūrinių taškų, kur galite įklijuoti karnozino pleistrą pakaitomis. Kur be pasirinktumėte nešioti karnozino pleistrą, gausite puikių jo privalumų. Šį pleistrą rekomenduojama įtraukti tik po X39 pleistro naudojimo. Paprastai palaukiame bent 2 savaites, o gal net ir 4, prieš pridėdami šį karnozino pleistrą. Taigi, jei esate vyresnis nei 60 metų, tai yra pleistras, kurį galiausiai turėtumėte nešioti kiekvieną dieną kartu su X39 pleistro 12 valandų dienos metu. Karnozino pleistras vadinamas gliutationo pleistro šokių partneriu ir atrodo puikiai, sustiprina ir papildo jo fiziologinį poveikį. Yra labai detoksikuojantis, todėl svarbu pradėti juos naudoti maždaug po mėnesio nuo X39 pleistro naudojimo pradžios. LifeWave sistemos rinkinys. Pasirūpinkite savo gerovę ir paprastais ir veiksmingais AEONO, karnozino ir gliutationo preparatais.
Šis energinis derinys puoselėja jūsų kūno esmę, leisdamas jums kiekvieną dieną pasitikti su nauja, atrasta energija. Aeono pleistro privalumai – padeda atsipalaiduoti, padeda geriau valdyti arba sumažinti stresą. Karnozino pleistro nauda – padeda skatinti mankštą ir fizinį pasirengimą, gerina bendrą savijautą. Gliutationo pleistro nauda – pagerina odos išvaizdą, padeda skatinti atsipalaidavimą ir mažina stresą. Bendra sveikatos būklė yra jūsų didžiausia apsauga. Jokių narkotikų ar stimuliatorių, patentuota fototerapijos forma. Kaitaliokite nurodytas taškų vietas 5-7 dienas per savaitę, naudodami gliutationo arba aeono pleistrą. Ir 1-3 dienas per savaitę karnozino pleistrą. Naudokite bet kuriuos 2 pleistrus ant bet kurių 2 nurodytų taškų vietų. Pleistrą klijuokite ant švarios, sausos odos 12 valandų. Karnozino ir gliutationo naudokite dieną, o aeono pleistrą galite naudoti naktį. Naudodami šį produktą palaikykite gerą skysčių vartojimą. Kreipkitės į asmenį, kuris atsiuntė šį video ir jis padės įsigyti šiuos išskirtinius produktus.